Maistas žmogui yra gyvybiškai svarbus, tačiau pasirodo, su maistu gauname ne vien naudingų medžiagų. Apie maisto įtaką, svarbą ir kokybę papasakos Maisto instituto direktorius bei juslinės analizės, chemijos ir technologijos laboratorijų vedėjai. Taigi, kokia mokslinė veikla užsiima Maisto institutas? Maisto institutas, kaip ir priklauso pagal pavadinimą, apima praktiškai visas maisto tyrimo sritis. Pas mus ir instituto struktūra yra tokia, kad yra technologijos laboratorija, kuri dirba su maisto technologijomis. Toliau yra saugos ir kokybės tyrimams, tai yra mikrobiologijos ir chemijos laboratorija. Dabar taip pat yra juslinės analizės laboratorija, kuri tyria, kaip vartotojai priima maisto produktus. Atitinkamai ir instituto yra dvi pagrindinės veiklos kryptis, tai yra sveiko maisto technologijos, galime naudoti tokį žodį funkcionalusis maistas, ir maisto sauga ir kokybė. Tai yra, kaip ir minėjau, pagal tas laboratorijų tyrimo kryptis. Dabar pakalbinsime gamtos mokslų daktarę bei chemijos laboratorijos vedėją Galiną Garmienę. Gerbiamoji Galina, tai kas yra ta maisto sauga ir kokybė? Kad atsakyti šitą jūsų klausimą, tai tikriausiai būtų verta milijonų, jeigu galima būtų taip tiesiai šviesiai ir pasakyti, kas yra kokybė, kas yra sauga. Kadangi tas sampratos visą laiką vystosi priklausoma nuo to, kokie yra mokslo žinios šiuo metu šitoj srityje. Ir tikriausiai tai bus amžinas klausimas. Vystosi į ne vienos krypties mokslas, sakytum, technologijos ar biomedicinos, bet tai yra kompleksas visų mokslų, galų gale technikos pasiekimas. O jeigu tai bendrai pasakyti, tai yra galima paskirstyti tos klausimus, taip sakant, į dvi kryptis. Tai yra ta, kas yra žinoma, į ką reikėtų kontroliuoti, į antrą kryptis, tai yra tyriamoji. Iš tikrųjų, kas gali įtakoti žmogaus sveikatą per maistą ir kokiu laipsniu tai gali įtakoti. Visiems žinomi tie transizomerai. Labai daug diskutuojama, ar turi jie įtakos sveikatai, ar mažiau, ar neturi įtakos, yra dabar į tokių nuomonių. Ir tai yra iš tikrųjų diskusijos klausimas. Ir tai atsirado praktiškai ne taip ir senai, kai sugebėjo dujinė chromatografija atskirti tokius izomerius. Anksčiau tai buvo riebalų rūgštis ir bendras kiekis jų ir tiek. Lygiai taip pat kalbama apie tos kitus ingredientus, pavyzdžiui, tokie kaip biogeniniai aminai. Čia yra baltymų skilimo produktai. Jie daugiausiai būdingi be abejo gyvūninės kilmės produktam. Tai yra pieno gaminiai, tai yra mėsos gaminiai. Ir vėlgi, priklauso, kokia cheminė struktūra, kokia cheminė prigimtis, o jau paskui kalbama apie jos kiekius. Gyvūnai maistą vertina pagal skonį ir kvapą, o pagal kokius požymius vertina žmogus? Apie tai papasakos technikos mokslų daktarė bei laboratorijos vedėja Aldona Meiželienė. Sakykite, kuo svarbi yra juslinė kokybė ir kokius tyrimus atliekate savo laboratorijoje? Taigi, juslinė kokybė, kas tai yra? Tai yra visų pirma išvaizda, kaip minėjau, jeigu jau renkamės akimis, toliau yra skonis, yra kvapas, na ir dar yra ten kai kurios kitos, kurios galbūt mažiau svarbios savybių grupės. Na ir tą juslinę kokybę mes ir nustatome, įvertiname, atlikdami juslinę analizę. Tai atlieka mūsų laboratorija, kuri yra jauniausia mūsų institute. Jei maždaug gal taip jau dar jubiliejaus apvalaus nėra šventusi. Nuo 2003 metų mes jau pradėjome savo veiklą ir tai iš tiesų, jeigu kitos laboratorijos tarsi jau, na, tos ištakos siekia pakankamai jau gilesnę praeitį, taigi mes esame tokie jauni. Ir šiuo metu iš tiesų jau galiu pasigirti, turime techninę bazę, tai yra turime pačią laboratoriją įrengtą pagal tarptautinius standartus, kurioje yra 8 atskiros individualaus vertinimo kabinos, na, yra diskusijų kambarys ir turime tą tokį pagrindinį instrumentą, su kuriuo neapsieina nei viena laboratorija savo veikloje, tai yra turime vertintojų grupę. Mes turime vadinamąją vidinę vertintojų grupę, kurią sudaro mūsų instituto darbuotojai. Vėlgi tas instrumentas, kaip ir kiekvienas kitas instrumentas, yra
apmokytas, patikrintas ir kalibruojamas periodiškai. Tai mes atliekame vėlgi laikydamiesi tarptautinių standartų reikalavimų. Taigi, ką mes darome ir tiksliau sakant, kodėl tai yra svarbu. Iš tiesų, kiekvienas gamintojas, kurdamas produktą, išleisdamas produktą į rinką, jis visada tikisi rasti pirkėją, rasti vartotoją tam produktui. Taigi mums ir svarbu šituo atveju, kalbant apie maisto produktus, svarbu mums įvertinti tą juslinę kokybę, tai yra patrauklumą vartotojui, nes jeigu produktas, kaip minėjau, bus nepatrauklus, tai jis ko gero taip ir pasiliks kažkur tai nepastebėtas. Ir pagrindinės savybių grupės arba kategorijos, kurias mes vertiname atlikdami juslinę analizę, tai yra išvaizdos savybių grupės, yra skonio savybių grupės, kvapo savybių grupės ir tekstūra. Tekstūra yra labai svarbi tiems tokiems, sakykime, tvirtesnės arba tirštesniems, tankesniems produktams, sakykime, sūriams, duonytei ir kai kuriems kitiems produktams. Šiaip jau juslinė analizė toks yra tikrai rimtas ir solidus mokslas, nors daugam pradžioje atrodo, kad čia yra labai paprasta, labai elementaru. Nusipirkau dešryties arba pasiėmiau dešryties, pasipjauščiau ant lentutės, paragavau, man jis skani, viskas tvarkoja, jeigu neskani, tai aš darau sprendimą, kad daugiau aš nepirksiu jos. Tačiau, nėra taip paprasta, kadangi jeigu man kažkas skanu arba man kažkas patinka, galbūt mano kolegai tas visai nepatiks arba dar kažkokius tai gali priekabių jis surasti tame gaminyje. Taigi, juslinė analizė ir skiriasi nuo tokio paprasto elementaraus paragavimo, prastaus pabandymų įvertinti tą produktą tuom, kad vėlgi tai yra atliekama remiantis tarptautiniais metodais, gerai patikrintais praktikoje, ir gauti rezultatai vėl tam, kad jie būtų patikimi, kad jie būtų, esant reikalui, atkartojami, rezultatai apdorojami taikant jau tokius vėlgi laiko patikrintus matematinės statistikos metodus. Ir tada iš tiesų rezultatus mes gauname pakankamai objektyvius, pakankamai patikimus.